Sveiki visi. Šį kartą artėju prie 20 amžiaus pradžioje statyto, jau nebenaudojamo vandens malūno, kurį supa gražus Vastapos upės slėnio kraštovaizdis. Eikim pasižiūrėti, kaip jis atrodo iš arčiau. O, tik tai čia kaip įdomiai patvinę. Galvoju gerai, jog su guminiais esu. Tai turėčiau praeiti. O čia žmonės ir pravažiuoja su traktoriais. Arba su džipu kokiu nors. Buvęs malūno pastatas. Teritorija stebima vaizdo kameromis. Mes nieko blogo nedarom, tad nėra ko baimintis. O, koks garsas. Sraunus tekėjimas. Va ten aš praėjau, perbridau. Pasižvalgiau ir pagalvojau, kad čia labai tiktų filmuoti kokio postapokaliptinio filmo sceną. Apgriuvęs vandens malūnas. Vijokliai. Tarsi matytos scenos iš kino filmo. Tai va toks būtų trumpas mano apsilankymas prie Maišiakulės vandens malūno.